Šiandien pas mus bibliotekoje meno ir literatūros šventė, tai labai smagu, kad jūs visi atvykot. Atidarysim šiandien nuostabią gražią parodą Atodangos. Tai dviejų menininkų paroda fotografijos ir literatūros, tai fotografo Fausto Augustino ir literato Lino Vitkausko. Ir labai džiugu, kad ir literatūra, ir fotografija šioje parodoje tokią sintezę gražią atrado ir taip gražiai mūsų biblioteką papuošė. Tai labai kviečiu po renginio pasigrožėti atidžiau, nes kiekviena ir fotografija, ir įrašas yra tikrai verti dėmesio. O dabar žodį kviečiu tarti bibliotekos bičiulę, mūsų skaitytoją, entuziastę. Dovilė, prašau. Tai Faustą aš pažįstu galbūt jau nuo mokyklos laikų. Toksai užstrigęs momentas yra, kada jisai fotografavo mūsų klases ir tada aš pirmą kartą galbūt patekau į jo nuotrauką, nes anksčiau būti nufotografuotam Fausto tai buvo kažkas tai tokio, kadangi tais laikais fotografų nebebuvo tiek daug, galėjai gal ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Ir tada nebuvo tokių galingų fotoaparatų, turėjom visi muilinės, aš asmeniškai turėjau netgi beblykstės. Ir tikrai jo fotografijos buvo labai gražios, kokybiškos ir, fotografuojama Faustui, tai ne kiekvienas buvo, tai jau turėjo būti kažkas tai tokio, kad jis tave nufotografuotų. Taigi, pirmas mano eilėraštis, vakar paskambinau Linui, sakau, ką reikia daryti, kokio eilėraščio norėtų, sako, jie turi būti trumpi ir ką nors apie rudenius. Aš neturiu trumpų eilėraščių, pas mane visi labai ilgi, bet vis tik pavyko rasti vieną eilėraštį apie rudenį, labai trumpą, kuris yra tik tai 2 stulpelių. Dar tiesą pakalbėsiu apie atodangas, kaip aš suprantu tas atodangas, būtent, kad kartais tau būna ar ant širdies labai blogai, arba kažkoks tai dalykas, kuris neduoda tau ramybės ir tu vis galvoji apie tai, menininkas ką jisai daro, kuris rašo kažką, jis tiesiog viską išdeda popieriaus lape ir kažkur tai sėkmingai uždaro. Ir štai tokių uždarytų, niekur nepublikuotų eilėraščių, kurie galima sakyti, galbūt man pačiai nelabai patinka, arba galbūt nelabai nespaudai, ne portalams. Ūžia vėjas, tarškina langinį ir į mano širdį pasibels. Ilgesio pilni troškimai, tarsi nuojauta artėjančio rudens. Tu toli, bet tavo šalta ūsį, tartum nuojautą savam sapnas regiu. Ir minčių tekmėj išnyksta viskas, rodos lėkčiau vėjui ant sparnų. Tiesiog kilo mintis pristatyti parodą miesto bibliotekoje, kad daugiau pamatytų žmonių, nes paroda buvo skirta moksleiviams, daugiau tokia kaip edukacija, paaiškinimai ir jos pavadinimas buvo visai kitoks. Šioje parodoje yra pavaizduotos įvairios nuotraukos, vaizdai ir tiesiog tai atspindi dalį ir mano kūrybos šios fotografijos. Yra simbolizmas, romantizmas, dalis mistikos ir visos fotografijos yra iš mūsų miesto. Kai žvelgiu į vakarinį dangų, gimsta įvairių minčių. Skrieja auksinės minutės į kosmoso begalybę. Kai pirmosios snaigės ištirpsta tavo delnuose, lieka tik sidabrinės žvaigždės ir kometos mūsų suvokimo ribose. Tarp ištirpstančių vakaro minčių esi tu. Tarp vilties ir svajonių visuomet liksi tu. Tarp skausmo ir laimės būsi tik tu. Tarp sielos ir širdies gelmių būkime kartu.